Sveikutės merginos. Tai šiandieną aš stoviu čia prieš jūs su dideliu noru pasidalinti, kas man padėjo išbristi iš tos duobės ir pagerinti savo dabartinį gyvenimą ir pasikeisti ir kažkaip atsistoti ant kojų, kad vėl atsirastų tas noras ir gyventi, ir tobulėti, ir siekti kažko. Tai dabar šiuo metu tikrai yra opi šita tema, labai jautri šita tema ir labai daug kas išgyvena šitos dalykus, todėl ir nusprendžiau pasidalinti su jumis, kas būtent man padėjo. Galbūt kiekvienam tai yra individualu, bet labai tikiu, kad bent jau pradėjimas domėtis kažkuo, kas galbūt padeda kitam žmogui, jau yra labai didelis žingsnis link sveikimo, link gyvenimo pakeitimo ir tai apie tai nėra lengva kalbėti. Ir tiesiog labai tikiuosi, kad, nežinau, kažkam galbūt padėsiu. Jeigu kažkas yra tokioje panašioje situacijoje, kokioje buvau aš, o man teko ne kartą būti tokioje situacijoje ir tik tai savo užsispyrimo, nežinau, tos stiprybės dėka ir pavykdavo iš viso išlipti, nes aš labai norėdavau. Tai turbūt pirmiausias dalykas, kuris man padėjo, tai tas noras, tas didelis noras, kad būtų geriau, kad man būtų geriau, kad aš jausčiausi geriau, kad mano ateitis būtų geresnė. Tai ir kad mano šeimos ateitis būtų geresnė. Turbūt tas norėjimas šeimos, didelės šeimos ir labiausiai didžiausias variklis yra mano gyvenimą, kas mane ir stumia į priekį. Tai va, o kas man padėjo kažkaip ateiti link to suvokimo, kad man reikia kažkokios tai galbūt pagalbos, kad aš tikrai nenoriu gyventi taip įstrigusi, kaip aš buvau. Tai visų pirma, laisvų laiku žiūrėdavau seminarus. Tai pradėjau nuo to. Tai online'inius seminarus tiesiog žiūrėdavau, labai padėjo buvimas She's Glowing klube, tai tenais yra visokiausių saviugdos seminarų, bandymo atrasti save ir visa kita. Tai buvau įstojusi ten dėl kažkokių tai verslo idėjų ir panašiai, bet iš tikrųjų, kai patekau į tą krizę, būtent šiuo atveju man labai padėjo ta platforma ir kažkaip tikrai ilgą laiką buvau toje grupėje, tame klube ir aš labai mažai žiūrėdavau tuos seminarus, bet būtent kai patekau į šitą tokią fazę, po tų vestuvių ir nežinau, viskas tiesiog tokia apatija atėjo, nemeilė savo ir visa kita, tai kažkaip pradėjau ieškoti tos pagalbos ir tiesiog įsijungdavau ant fono, maždaug, pasiklausysiu, ką ten pakalbės, ką maždaug ten kaip ir ką galima padaryti, vienu žodžiu, tai man pats pirmas žingsnis buvo šitai. Tai ieškojimas pagalbos internete, kažkoks straipsnių skaitimas Instagrame, pradėjau sekti tam tikrus žmonės, kurie pradėjo motyvuoti, taip pat visokie afirmaciniai akauntai, kur matai kiekvieną dieną teigiamas afirmacijas, kur matai teigiamus žmonės, kurie kažkuom dalinasi patirtimi ir visa kita, kaip iš kažko tai išbrido. Tai tas ieškojimas pagalbos internete. Tie visokie klubų narystės ir panašiai. Tai čia buvo labai pirmas toks žingsnis. Tai mane įkvėpė pokyčiams, mokslams, norams, privertė kažkaip pažvelgti save kitaip. Taip pat pradėjo labai norų rašymas. Taip pat būtent irgi tame She's Glowing klube buvo vienas seminaras, kurį žiūrėjau, kuriame buvo užduotis surašyti 100 norų. Tai buvo beprotiška užduotis, aš atsisėdusi, surašiau 50, nors iš pradžių atsisėdusi prie lapo, realiai jį žiūrėjau ir galvojau, kaip man tą 10 norų sugalvoti. Nes net neįsivaizdavau, kad aš galiu tiek norėti. Tai šiaip netaip surašiau 50 norų, kas yra beprotiškai daug, iki 100 norų man turbūt buvo neįmanoma, kad aš darysiu. Bet surinkti 50 norų jau čia buvo tokia, atrodė, misija neįmanoma, bet
Bet kai pradedi tai daryti, atrodo, pati nesupranti, iš kur eina tie norai tavo. Staiga atrodo, pajunti tą gyvybę savy ir tai aš noriu ir to, ir noriu to, ir noriu to, ir nežinau, galbūt, jeigu norėsit, galėsiu padaryti atskirą video, kas liečia norų rašymą, nes ten turėčiau papasakoti labai daugą ir kaip tos norus rašyti ir visa kita, nes taip, tas paprastas norų rašymas prasidėjo būtent tiesiog nuo to seminaro, ten irgi papasakojo, kaip rašyti, bet vėliau dar dasidėjo mano tolimesnis tobulėjimas ir kas liečia norus, afirmacijas ir manifestavimą, tai čia yra išvis atskira tema, tai tikrai būtinai apie tai pakalbėsiu. Tai antras dalykas, kaip minėjau, norų rašymas. Taip pat parodysiu žmonės, kuriuos aš šiuo metu seku savo Instagrame, kurie tikrai motyvuoja ir įkvepia. Tai jie atėjo visi per laiką, daugiausiai jų atėjo tik tai šiais metais į mano Instagramo sekamų žmonių sąrašą, bet po truputėlį viskas tik tais daugėjo, bet praeitais metais irgi po biškį vis kažko tai dasidėdavo. Tai kitas dar vienas labai didelis dalykas buvo, aišku, tavo tikslų išsikelimas. Tai viena yra rašyti norus ir kitas yra rašyti tikslus. Tai tos tikslus aš susirašiau būtent naujais metais, sausio 1 ar 2 dieną, dabar tiksliai neprisimenu, tiesiog atsisėdu ir pasakiau savo, kad viskas užteks. Užteks nieko nedaryti ir ta prasme, kad ir aš dariau kažką, tai stengiausi galbūt, bet tai buvo nepakankama, kad aš išeičiau už tos savo situacijos ir labai stipriai užsispyriau, kad aš konkrečiai šiais metais savo gyvenimą pakeisiu, tai buvo mano pagrindinis tikslas šių metų ir labai tinka iš tikrųjų tie nauji metai, nauja pradžia ir visa kita ir aš atsisėdau ir pasirašiau New Year's Resolutions. Tai mano pats pirmas noras buvo, kurį aš pasirašiau, pats pirmas tikslas, tai knygų skaitimas. Ir užsiimti tą savigydą, buvau taip pat ir kas dar man padėjo, pamiršau, praleidau vieną faktą, tai praeitais metais tam pačiam She's Glowing klube radau labai nuostabią coacherę, tai su ja mes turėjome taip pat ne vieną sesiją ir labai fainas žmogutis, tikrai žinanti labai daug apie žmogų, apie ir gyvenseną, ir apie psichologiją, ir apie apskritai daug dalykų. Tai tikrai labai rekomenduoju ir būtinai pasidalinsiu jos kontaktais, kažkur tai čia įmesiu, kaip ją rasti, nes tikrai labai faina ir labai rekomenduoju iš tikrųjų turėti su ją reikalų. Tai jinai mane irgi pastumėjo link to, kažkiek tai panagrinėjo, kiek mane ir aš paskui jau nutraukiau tas sesijas, nes realiai dirbau per 2 darbus ir tiesiog nebeliko nekam laiko, visiškai nebeliko laiko savo, tai nutraukiau su mintim, kad galbūt grįšiu kitais metais, bet jau šiais metais taip pat laiko nebelieka ir jau pati užsiėmiau tą saviugdą ir tos knygų skaitimas man antiek padėjo, kad man jaučiu, kad šiuo metu papildomo žmogaus nereikia, bet jinai man padėjo tą pamatą tokį. Tai tikrai labai rekomenduoju tą mergaitę. Tai va, tai toliau grįžtam prie knygų skaitimo, tai man labai padėjęs iš tikrųjų dalykas ir buvo knygų skaitimas. Tai nusprendžiau kiekvieną dieną atrasti savo laiko paskaityti knygą. Tai ar pusvalandis, ar 20 minučių, ar valanda. Tai man tokia buvo užduotis savo, kad leisti savo kažkiek tai skirti laiko ir pailsėjimui, ir tokiai saviedukacijai, ir tokia kaip meditacijos forma man tokia buvo irgi. Tai nes anksčiau niekaip nerasdavau kaip atrasti to laiko tom paprasčiausiam knygom. Arba mane ant miego patraukdavo, arba visada, nežinau, kažkas būdavo svarbiau negu tą knygą paskaityti. Tai atradau laiko kiekvieną dieną paskaityti knygą ir tos knygos iš tiesų mane tarsi išgelbėjo savotiškai. Aš per 6 savaitės perskaičiau 3 knygas.
Tai labai savimi tada didžiavausi, buvau tiesiog užsikabliavus ant viso to. Paskui sulėtėjo tas mano knygų skaitimas, nes pakeičiau vėl kitą darbą ir tada toliau liko 2 darbai, bet jau buvo viskas daug intensyviau. Bet visada stengdavausi atrasti laiko ar autobuse, ar grožio salone, ar nežinau, ar savaitgaliais, ar keliaujant į kitą miestą, kai važiuodam aplankyti tenais vyro tėvų. Vienu žodžiu, ten mašinoje ir panašiai, tai visada stengdavausi atrasti laiko tokiam dalykui. Tai vėliau apžvelgsiu greitai knygas, kurias perskaičiau ir, kaip sakant, kokios jis yra ir palika, ar aš jas rekomenduoju ar ne. Tai va, o dar vienas dalykas, kuris man labai padėjo, tai buvo, galbūt daug kas galvos apie tai skeptiškai, bet man jinai padėjo vieną kartą, tai nutariau kreiptis į ją dar vieną kartą, nes jau kaip ir buvau apsisprendusi dėl savo sprendimų, bet vis dėlto nusprendžiau, kad man reikia užtvirtinti savo mintis ir nuėjau pas būrėją. Tai jinai man labai daug dalykų sudėjo tų taškų ant į, suteikė tikrai tos motyvacijos ir pasitikėjimo savimi, nes tikrai parodė man, paaiškino man, ką aš iš tiesų sugebu ir nukreipė mane teisingą linkme. Tiesą sakant, patvirtino tiesiog mano žodžius, ką aš ir mano mintis, ką aš ir pati galvojau daryti, tiesiog neturėjau tos drąsos. Tai kartais nebūtinai tos būrėjos yra kažkokios tai šamanės ar blogietės, kalbančios nesąmonės, svarbu atrasti gerą. Jeigu kažką domins kontaktai būrėja Klaipėdoje, aš galiu pasidalinti. Tai jinai vieną kartą man jau išbūrė teisingai viską, tai dėl to kreipiausi ir antrą kartą. Ir labai daug mano pažįstamų pas ją buvo, tai tikrai yra ką parekomenduoti. Tai va, o toliau keliaujant, tai tiesiog aš ką turiu omeny būtent dėl būrėjos, tai kai tu nori kažkokio tai tikslo pasiekti ir kai tu bandai atrasti save ar būdų, kaip išgyti, aš manau, yra pateisinamos visos priemonės, kurios tau gali padėti. Tai aš, pavyzdžiui, ilgą laiką galvojau, kad noriu pas ją nueiti vėl, nors kaip ir galvojau, kad gali nebūtina, vyras irgi iš pradžių nepalaikė, bet man tiek buvo užėjusi nemiga ir nerimas, kad aš tiesiog kaip zombis buvau pavirtusi. Ir aš sakiau, ryte atsikėliau ir sakau, man nesvarbu, kas ką sakys, aš tiesiog noriu dėl šventos ramybės nueiti. Ir aš po to laiko tai tiesiog visiškai pasikeičiau ir atėjo ta ramybė viduje, nes aš suvokiau, kad viską, ką aš galvojau, iš tiesų galvojau teisingai ir tiesiog man ta ramybė atėjo. Tai va. Kitas dalykas, kuris labai man padėjo nusiraminti, tai buvo kūryba. Tai nežinau, man tiesiog iš niekur nieko pradėjo kilti tas kūrybinis įkvėpimas ir aš savo kažkokius tai išgyvenimus, kažkokias tai mintis, kažkokias tai įkvėpimo idėjas perkeldavau ant popierio, tai pradėjau rašyti eilėraščius ir nežinau, šiuo metu truputėlį esu apstojusi, nes labai daug gyvenime visko vyksta ir nebėra laiko jau vėl atsipalaiduoti, bet tam tikrais momentais užeidavo tas įkvėpimas toksai ir tai mane tas įkvėpdavo. Ir aš manau, kad atradimas kažkokio tai būdo, kaip save išreikšti, tai yra irgi labai labai geras dalykas. Ir kažkam gal patinka tapyti, kažkam gal patinka skaityti, kažkam rašyti, kažką tai kitą kurti. Na ir be abejo tie dabartiniai filmukai, kuriuos kuriu, tai irgi man savotiškai padeda, nes tai mane verčia dar labiau stengtis, save motyvuoju kažkuom tai, gal kažkam tai atrodo juokinga, kad aš čia kažką tai pasakoju, darau, filmuoju, bet iš tikrųjų tai man pačiai yra kažkokia tai irgi terapija. Ir aš pati save motyvuoju kiekvieną rytą keltis, stengtis kažką tai daryti, kažką tai sveikiau valgyti, kažkuom tai užsiimti, kažkokia tai veikla, negu kad bereikalinga kažkokia tai veikla užsiimti, kuri man niekuom nepadės. Tai va, o jeigu dar kažkas tai kažkokiu tai idėjų pasisems iš mano gyvenimo patirčių ar dar kažko, tai irgi labai yra gerai ir labai džiaugsiuosi nors vienam padėjus. Ir kitas dalykas, kuris labiausiai padeda, tai iš tikrųjų pats tas darbas su savimi. Nes tu gali skaityti, tu gali žiūrėti, tu gali, nežinau, svajoti, bet jeigu tu nedirbsi su savimi,
net ir knygas skaitant, ten būna pilna užduočių, kurias tu turi atlikti. Ir jeigu tu skaitydamas neatlieki tų užduočių, tai viskas yra bergždžia. Žinai, ir kad tu kažką ten planuosi, darysi, galvosi, be tikro darbo, be tikrų idėjų, kažkokių tai įgyvendinimų, nieko neįvyks tavo gyvenime. Tai čia turi dirbti su savimi, galvoti, kas tave yra negerai, bandyti tai ištaisyti ir pirmiausia pagalvoti apie tai, kas yra gerai su tavimi. Tai, kas yra gerai su tavimi, tu turi tobulinti, tu turi geriau užsiciklinti ant tų gerų dalykų, negu ant blogų. Ir tiesiog dirbti, norėti, kad viskas būtų gerai, norėti kažko tai siekti, norėti, kad tavo ateitis būtų geresnė ir darbas, kaip sakant, jeigu ištisai sėdėsi ir galvosi, kokia aš esu nelaiminga ir viskas man gyvenime yra blogai, kokia aš negraži, stora, tokia, anokia, tai visas tai ir suksis apie tave. Tau viskas ir nesiseks, tau viskas bus blogai ir, ta prasme, viską tu pritrauki savo mintimis. Tai ir nemylėsi niekada savęs, ar kiti tavęs nemylėsi, jeigu tu pati savęs nemylėsi ir jeigu tu savęs nepriimsi, tai ir kiti tavęs nepriims. Tai va, tai iš tikrųjų, jo, tas darbas vidinis su savimi yra labai labai svarbus. Tai dabar prieisiu prie knygų sąrašo ir dar vienos knygos šiandien trūksta, nes vieną knygą daviau paskaityti sesiai. Tai iš viso iki šios dienos per pusę metų perskaičiau 6 knygas. Ir suskirščiau dabar jas palei eiliškumą ne nuo pirmiausiai perskaitytos, o palei eiliškumą pagal didžiausią įspūdį palikusią knygą ir palei didžiausias rekomendacijas. Tai be abejo šita mažutė knygutė paliko man didžiausią įspūdį, jinai ganėtinai brangi yra, bet aš ją pirkau, užtaikiau akciją, maksimui buvo pusę kainos ir aš nusipirkau ją tik už 7-8 eurus gal. Jo, tai iš tikrųjų maksimai dažnai būna knygų iš parduotuvės ir tikrai rekomenduoju tenai pasižiūrinėti gerų knygų. Tai šita knyga yra absoliuti, aš nežinau, life changerė man. Aš ją perskaičiau trečiąją, man atrodo, nebeatsimenu tiksliai eiliškumo, kada aš ją skaičiau, bet jinai buvo irgi pačioj pradžioj, aš ją gal vasario mėnesį skaičiau, tai jinai pakeitė mano gyvenimą absoliučiai kardinaliai, manifestavimas. Tai čia, aš manau, kiekvienas žmogus šitą knygą turėtų perskaityti, nes jos dėka aš suvokiau, ko aš noriu gyvenime, ką aš noriu daryti, ką aš noriu mokytis, kiek aš noriu tobulėti, atradau savo stipriasias pusės, išmokau pritraukti gerus dalykus, geras emocijas ir nežinau, kažkaip aš viską pradėjau matyti kitaip, tiesiog matyti kitaip. Tai šičia yra must have kiekvienam. Jinai nėra didelė, jinai labai greitai, lengvai skaitosi ir ta prasme jinai ant tiek įtraukia ir čia yra tikrai nemažai užduočių, kurių aš nepadariau dar. Kai kurias darydavau mintise, bet yra daug dalykų, kurias reikia daryti raštu ar tenais dar visokios įdėti, nežinau, pastangų kažkokias išduotas įgyvendinti, tai aš ją skaitysiu antrą kartą būtinai, jau įgyvendindama tam tikras užduotis. Bet jau vien tik perskaičius, be didelio įsitraukimo, kad užduočių vykdymo, jinai yra absoliučiai nereali knyga. Tai va, tai kiekvienas, kuris nori pakeisti savo gyvenimą geresnę pusę, turi turėti šitą knygą ir turi perskaityti ne vieną kartą ir įvykdyti užduotis. Tai kita knyga, kuri man tikrai labai padėjo, tai buvo šita. Kaip atsikratyti nerimo ir pradėti gyventi. Iš tikrųjų, tikrai mano nerimas ir nemiga visą gyvenimą mane lydėjo. Aš be tam tikrų tabletyčių žolelinių neužmiegu ir, vienu žodžiu, pastovus tas nerimas, galvojimas apie daugelį dalykų mane tiesiog išmuždo iš vėžių. Tai šita knyga tikrai irgi labai man padėjo būtent susitvarkyti su nerimu ir jinai ganėtinai stora. Aš ją ganėtinai ilgai skaičiau, nes labai tuo metu buvo daug visokios veiklos, tai negalėdavau leisti savo skaityti kiekvieną dieną, bet tikrai jinai padarė irgi labai didelę įtaką man ir tikrai rekomenduoju šitą perskaityti kiekvienam, kas
eina per nerimą, per dvejonės, per kažkokią tai krizę savo gyvenime. Tai kita knyga, kuri labai man patiko ir irgi aš ją jau 2 kartus skaičiau, jos aš su savim neturiu, aš ją daviau sesei paskaityti, tai Milijonierius sėkmę kuriantys įpročiai, tai paliksiu kaip atrodo ta knyga kažkur čia ir labai irgi gera knyga apie tam tikrus įpročius, kuriuos tu turi susiformuoti, jeigu tu nori kažką tai gyvenime pasiekti. Galbūt tai nebus tas milijonas, ar ne, bet tai gali būti tikrai didelė gerovę, kurią tu gali susikurti ir tas pilnavertis gyvenimas ir kaip atrasti savyje jėgų ir tikėjimo įgyvendinti tos savo tikslus. Tai labai labai rekomenduoju tą knygą. Tai šitą knygą aš ką tik baigiau skaityti, Dievas keliauja inkognito, tai jinai nėra edukacinė knyga kažkokia tai saviugdos, bet joje yra labai daug patarimų apie viską. Čia yra kaip toksai psichologinis romanas, sakyčiau, ir man jinai žiauriai patiko. Ta prasme, aš ir juokiausi kai kuriais momentais ir verkti norėjau, kai kuriais momentais ir įkvėpimas užimdavo. Ir tiesiog jinai antiek mane įtraukė, kad aš ją labai staigiai suvalgiau. Tiesiog jinai tiek įtraukė, kad aš ją po kelias valandas skaitydavau. Tai čia tikrai gali atrasti įkvėpimą, čia yra apie žmogų, kuris norėjo nusižudyti, nes prarado gyvenimo prasmę ir kaip jisai vis dėlto iš to išėjo ir vis dėlto to nepadarė. Ir pakeitė savo gyvenimą kardinaliai. Tai labai įkvepianti knyga ir labai rekomenduoju paskaityti. Tai va, šita irgi yra labai įdomi knyga, tu gali viską, tai čia yra apie savihipnozę. Tai čia šita knyga yra galbūt ne kiekvienam, čia turi labai įtikėti tokiais dalykais, kad tu galėtumei visų pirma priimti tai ir skaityti ir turi išbandyti. Tai labai įdomi knyga ir kai kurios metodus pati išbandžiau ir buvau labai nustebęs jų poveikiu. Tai va, tai tokia, labai įdomus skaitalas. Tai kas tikrai domisi tokiais dalykais, tikrai gali būti naudinga, nes iš tikrųjų tu pats gali pakreipti viską tą linkme, kurią tu nori, kad būtų. Tai reikia įdėti darbo ir tikėjimo į tai, kad tu gali kažką tai pakeisti. Tai iš tikrųjų tas pavadinimas yra apibūdina viską, kad tu gali viską iš tikrųjų. Tiesiog tu turi įtikėti tuo. Tai va, tai labai įdomi knyga, bet sakau, irgi labai daug yra užduočių, labai daug turi ir praktikuoti tos savihipnozės, ar viena pati, ar su kažkuo tai. Ir jeigu tu jos nepraktikuosi, tai nelabai kažkas tai galbūt ir gausis. Aš pati bandžiau tikrai ne vieną kartą kažką tai iš tos knygos pasinaudoti. Ne viską darydavau, bet aš manau, kad aš ją skaitysiu antrą kartą jau konkrečiai mokydamasi viso to. Bet norėjau pirmiausia perskaityti ir pamatyti, kaip tai vyksta. Tai va, bet kiek kartų bandžiau, tai buvau tikrai labai labai nustebusi. Tai va. Ir paskutinė knyga, bet neprasčiausia, tai TED Talks. Šita knyga yra apie viešą kalbėjimą, apie tai, kaip tu gali padėti savo atrasti to pasitikėjimo savimi ir kaip tu gali išmokti kalbėti viešai. Tai man realiai viešai kalbėti padėjo būtent bendravimas Instagrame, kuriami filmukai. Aišku, labai padėjo šita knyga dabar šiais metais perskaityta, nes joje pamačiau irgi labai daug naudingų patarimų. Aišku, aš nežinau, kaip būtų, jeigu man reikėtų išeiti kažkur ten scenos ir ten kalbėti, tai turbūt prarasčiau nežinau, kalbos dovaną ir kinkos drebėtų ir visa kita, bet aš savo mintyse labai daug kartų įsivaizdavau save kalbant įvairiausias kalbas, nežinau, žmonėms, kuriams noriu padėti ir nežinau, pakreipti tą gyvenimą tinkamą linkme ir tiesiog norėčiau kada nors gyvenimą tai įgyvendinti ir iš tikrųjų tai padaryti. Tai nežinau, iš čia labai daug ir tokių patarimų tiem, kas nori išmokti viešai kalbėti. Man labai reikėjo viso šito tada, kai vesdavau mokymus, nes grožio srity vesdavau mokymus, tai man būtų šitas labai padėjęs, jeigu būčiau perskaičiusi tai prieš tai, nes į
Kalbėjimas būtent prieš auditoriją, didesnę mokinių grupę, man buvo, atrodė, neįveikiamas dalykas, tiesiog užsiblokuodavo, tai aš darydavau mokymus individualiai arba maks 2 žmonėm. Tai va, nes tikrai labai ir psichologinė būsena labai duoda didelį dalyką, kai reikia kalbėti viešai. Tai va, tai šitą dalyką tikrai verto perskaityti tam, kas norėtų kažką tai daryti, galbūt įtaką kitiem žmonėm, kalbas sakyti, ar norėtų kažkokio tai galbūt to viešumo. Tai va, tai tikrai labai gera knyga, labai daug pavyzdžių, labai daug realių žmonių aprašytų situacijų ir visa kita. Tai va, tai tokia ta mano yra greita apžvalga, per pusę metų perskaičiau tiek, po kitos pusės metų pasidalinsiu, ką perskaičiau dar ir, kaip sakiau, dalinsiuosi ir daugiau dalykų, kas man padeda, tai pakalbėsim būtinai apie norų rašymą, manifestavimą ir visą kitą, kas tikrai yra labai labai svarbus dalykas, nes sužinoti visų pirma, ko tu nori gyvenime, ko tu nori iš gyvenimo, yra labai labai svarbu, nes be tikslo, be to noro, be to drivo viduje niekas gyvenime ir nejudės. Tai va, tai labai labai linkiu visiems atrasti tą vidinę ramybę, atrasti tą norą, gyventi, kurti, mylėti ir kažko tai gyvenimą pasiekti. Ir tikiuosi kažkom tai šitas video buvo jums naudingas. Tai iki.